Tai turime mes čia jau apsiglaistę savo. Tikslas yra šiandien apsišlifuot kiek įmanoma visus kampukus, viską. Nusilupam visą va šitą bardaką, kurį turim, užsidedam galiukus ir čia žinoma užsisilikonuojam visą perimetrą. Tiksliai iš glaisto, tai galbūt neparodžiau kokį glaistą naudojau, tai naudojau aš va štai tokį Igis universalų glaistą. Su juo išsitepėm visą angą šičia, o dabar tiesiog einam ir šlifuojam su štai tokia kaladėlė. Rupumas popieriaus 150, Oko firmos iš senukų, pats pigiausias tinkliukas, 10 vienas, 4 eurai. Važiuojam, darom, šlifuojam, dirbam. Tai statau kamerą ant pagrindo ir pažiūrim, kas čia gausis mums. Pirmamaisiais judesiai, gražiai, atšalinam, gražiai. Ir pamatėm, kad yra kelios vietos, kurias reikėjo užglaistyti. Taip pat nusiėmiau plėvelę nuo langų, nes buvo daug dulkių, daug purvo. Tai šitos dalykus nusiėmėm, prasisiurbliavom ir dar truputį irgi užtepėm tikrose vietose glaisto. Tai, žodžiu, čia nusiglaistėm, laukiam, kol sustings ir judam ties kitų planų. O kaip jau žinia, jūsų daug yra neprenumeruojančių, tai paprašyčiau paprenumeruoti kanalą ir palaikinti šį video. Dabar judam ties kitų langų. Kažkas vyksta su santechnika, o dabar vyks su angos šveitimu. Pasiėmam šlifarką ir pirmin. Taigi, ką dabar esam pasidarę, tai užsidėjom glaisto. Dar čia kai kur va tokie yra atvėpę, bet aš jau jų nenoriu liest, dėl to, kad kai palieti, tada viskas nueina ir vėl turi per naujo glaistyti. Tai tiesiog paliekam dabar taip kaip yra, sustings, tada ateisim su švitriniu, nusišlifuosim, dar kartą išlys kurios vietos reikalingos glaistymo, jas užglaistysim ir pakartotinai nušlifuosim ir tada jau dažysim. Tai dabar laukiam, kol sustingsta mūsų glaistas šito vietoj. Ir turim paskutinius štrichus, kuriuos reikia aplyginti tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Šlifuojant ir dažant, dar sykį apsiklijuojam plėvelę. Aš tą plėvelę prieš tai, kuri buvo nulupau, nes jinai buvo visa dulkina, visa murzina. Plius visokio glaisto gabaliukų buvo, tai tam, kad neužteršti šono vėl per naują tinkuojant, aš ją pašalinau, dabar vėl uždėsiu, užkliuosiu ir eisim šlifuoti.
Kaip matot, anga atrodo tikrai gerai. Dar reikia uždėti čia va, tokioje vietoje truputį perėjimas matosi. Vakar bandžiau čia uždažyti antrą kartą, antrą sluoksnį, bet dėja nepavyko taip gerai, kaip aš tikėjausi. Dėl to, kad nebuvo nudžiūvęs sluoksnis. Dažėm tai su va tokiais va Aqua Matte Pentacolor dažais. Turėjau kažkokį likutį, tai tas likutis Rūsy tikrai sueis ir sueina gerai. Tokiai angai nedideliai. Tai dar nudažysiu trečią sluoksnį ir manau, kad mes baigsim dažymus ties šitą angą. Paskutinis pasispardymas prieš dažant, tai yra gruntavimas. Nusigruntuojam sienas. Iš esmės viskas yra padengta pas mus plėvele dažymo. O taip va, pagrindinės dulkes nusiemu. Dažysim su dažų likučiu, su Aqua Matte Pentacolor dažais. Tikėtina, kad mums tikrai neužteks šitai sienai, bet, sakant, išnaudojam likutį. Taigi, kaip matote, žmonės siena yra nudažyta ir dažėm 2 kartus ir manau, kad čia šitai sienai, šitai angai apdailos šiai akimirkai turėtų užtekti. Ką mums reikia toliau dar pasidaryti, tai nusiimti visą nešvarumą, visas dažymo juosteles, visas plėveles ir užsidedam kampus palangiai ir tada galėsim sakyti, kad jau šita anga yra baigta. Kas vad negražiai gavosi, kad čia buvom palikę juosteles ir jų nenuplėšėm. Nuplėšėm va dabar tik tais pačiam gale, tai kas atsitiko, tai kad ištrupėjo viskas. Visas šitas kraštas, tai iš esmės pamoka ateičiai, kad nepalikti šitų juostelių ir jas reikia nuplėšti laiku, nes dabar čia vėl reikės bandyti prišpakliuoti, o vėliau visą perimetrą gražiai apeisim baltu hermetiku. Visgi uždėjau dar papildomai glaisto, tiek vienoje, tiek kitoj pusėje. tą glaistą reikės dar truputį pritrinti ir tikėtina dažyti dar baltą spalvą. Tai čia dar nesibaigė, bet, kaip sakant, pagrindinis vaizdas gali matyti, kad yra tikrai gražus ir tvarkingas. Tai iš esmės galima teigti, kad šis langas ir ši anga yra baigta.